Džiaugiasi praeiviai į teatro aikštę atgabentą eglutę. Buvo ir tokių, kurie nepabūgę stipraus lietaus stebėjo gražiausių metų švenčių simbolio įkurdinimo procesą nuo pradžių iki pat pabaigos. O neretas automobilio vairuotojas stabteldavo ir išlipęs iš automobilio skubėdavo pasidaryti nuotraukų prie Žaliaskarės. Klaipėda gali būti rami. Kalėdų eglė nurungusi net 14 kitų pretendenčių į šį garbingą postą. Jau saugiai atvyko į teatro aikštę ir tvirtai sumontuota ant besisukančio pjedestalo. Tad liko sulaukti iškilmingos eglutės įžiebimo ceremonijos, kuri čia vyks šeštadienį 17 valandą. Puošiant eglutę bus panaudotos net 5 km ilgio spalvotų lempučių girliandos, kuriamis besisukanti Žaliaskarė žėrės klaipėdietiškų motyvų spalvomis. Tad klaipėdiečiams ir miesto svečiams lieka tik palinkėti, jog niekur iš pajūrio nepasitraukęs vėjas išpūstų lietaus debesis, bent jau kur nors į pakraščius nuo teatro aikštės, šeštadienio vakarą. Ir mes galėtume pasitikti žiemą spalvotų šviesų, vakaro fejerverkų ir geros kompanijos apsuptyje. O mes kaip visada tikimės jūsų patiktukų ir žinomo kanalo prenumeratos. Taip pat dalinkitės šiais video su draugais, juk tai mus įkvepia kurti naujus video jums.